pirmiausiai su Velykom visus ir oras atšilo, visi jau gatvėse juda, bet sezonas dar kaip ir oficialiai neprasidėjo, bet vis tiek visi važiuoja, nes geri orai, negalima nevažiuoti, nes reikia ištrūkti gatvę su savo plieniniais žirgais, pravažiuoti, pajaustą važiavimo malonumą. Tai apie malonumą. Tai vat šiandien norėčiau truputį pakalbėti apie sėdėseną ant motociklo ir, nežinau, kaip galima pavadinti, galbūt motociklo ergonomiką. Tai visų prietaisų ir jūsų kaip vairuotojo patogumą ant pačio motociklo. Tai iš esmės, kiek žinau, tai tik tais daugiau truputį sportuojantis ar kažkiek bent jau išlekiantis į mišką pagazuoti šitą kreipia dėmesį. Dauguma kitų tai važiuoja taip kaip yra ir kenčia. Aišku, jeigu važiuoja trumpais atstumais, tai nėra problema, bet atsiranda, kai reikia važiuoti jau 100 km, ką kalbėti apie 1000. Tai iš esmės motociklą galima pritaikyti kiekvienam žmogui. Jau labai nestandartinių dydžių turi būti žmogus, kad jis nebūtų pritaikymas. Aišku, nuo motociklo dar irgi priklauso. Šitas yra toks adventure didelis, tai jisai didesniems žmonėms galbūt patogesnis, mažesniems netoks patogus, bet iš esmės tai galima pasistengus kiekvieną motociklą daugiau mažiau pritaikyti kiekvienam. Iš esmės, žiūrint į tai, kad nuo pakojų iki stabdžių, svirties, vairo, rankenėlių, veidrodėlių, sėdynės, bėgių perjungimo, svirčių ir vietų, viskas yra reguliuojama ir viską galima pakeisti į vienokius ar kitokius, tik reikia žinoti, ką daryti. Tai tas darimas būtų pradžiai toks, kad sėdėjimas turi būti patogus. Iš esmės, atsisėdus turi jaustis patogu. Tai mano vairavimo pozicija yra kažkur tokia, sėdint. Tai kaip matosi, kojos yra ir čia, ir čia, ir čia apie 90 laipsnių. Tai kas sudaro ar nesudaro jokių nepatogumų ilgiau važiuojant. Daugiau tų, jeigu didesnis kampas, jau iš karto automatiškai netai patogu, nesusilaužia koja ar ties kelėnių, ar ties čia čiurna. Ir ilgam nuotolį tai aišku yra problema, nes arba kažkur kažką skauda paskui, dažniausiai kokia nugara, ar kažkur koja tirpsta, ar ranka tirpsta. Pats esu tai patyręs, kai pradedi važiuoti po kelis šimtus kilometrų per dieną, tai tas labai jaučiasi. Vairo padėtis labai svarbi. Turbūt svarbiausia iš visų tų aspektų. Aišku, yra visos svarbios, nes tai sudaro bendrą tą ir motociklo kontrolę ir patogumą. Tai pirmiausia, tai sėdėjimas. Pavyzdžiui, imkim patį sėdėjimą. Tai šita Turotecho sėdynė yra būtent pritaikyta daugiau keliavimų, nes jinai turi didelę plokštumą, ant kur galima pasidėti didelius sėdmenis ir patogiai jaustis. Jeigu kažkur važiuojant jau į mišką ar kažkokią trasą, tai šiaip turėtų būti ta sėdynė siauresnė, kad galėtum tu ant jos daugiau dirbti su pozicija.
ir pirmyn atgal slankiotis ir permetinėti balastą, svorį ir taip kontroliuoti balastą tarp priekinės ašies ir galinės. Aš planuoju nusipirkti originalią šito motociklo sėdynę, nes gavau ją su šita, tai originalios kaip ir nebuvo, bet planuoju nusipirkti Yamahos būtent šitai versijai Tenere yra rally sėdynė. Mačiau, kad daug kas pardavinėja, nes daug kas keičia į kažkokios aftermarketus, nes realiai daugiau galbūt važiuoja tiesiog ramiai ir nesuka savo galvos. Tokiam ilgesniam važiavimui ta sėdynė jau nėra tokia patogi, nes jinai ganėtinai turbūt per pusę gal siauresnis pats viršus ir jisai, netiek yra vietos sėdynėj padėti. Tai sėdynė, aišku, čia vėlgi ta pati sėdynė, jinai gali būti aukštesnė, gali būti žemesnė, gali būti minkštesnė, gali būti kietesnė. Tai viskas yra, sudaro, kur ir kaip ją naudosi. Tai šita yra ganėtinai minkšta, sakau, su didelė plokštuma ir jinai ganėtinai patogiai toli važiuoja. Jau kažkur tai pagazuot, tai norisi siauresnėsios, jinai turėtų būti siauresnė. Tai tiek apie sėdynę. Toliau. Pedelės standartinės, man jau su didelė koja, jos truputį stovi per arti, per siaurus. Aš jas su laiku irgi keisiu, bet tai irgi svarbu. Reikia žinoti vieną dalyką, kad tas pedelės galima realiai jų poziciją keisti, aukščiau, žemiau, toliau, arčiau. Ta prasme, keičiasi čia tas pats laikiklis tų pedelių ir aišku yra tų pedelių nuo iki. Didesnės, platesnės, siauresnės, žiūrint kaip kas tą motociklą naudoja ir kur keliauja, ką su juo daro ir kokia ta paskirtis. Tai aišku, ant platesnių yra žymiai patogiau stovėti, ypač. Siauresnės galbūt duoda daugiau tai kojai judėti ant tos pačios pedelės. Tai po to turim svirtis. Tai vienoj pusėje bėgių svirtis, kitoj pusėje stabdžių svirtis. Man patinka, kad ta koja jaustų tą batą taip iš šono. Jeigu pasimsiu kitą kamerą, parodysiu aiškiau. Sakau, man labiau patinka, kai ta koja būna šalia tos stabdžių svirtės ir jaučia, kad tu nespaudi tos svirties netyčia. Nes turi pakelti koją, tada uždėti ir tada spaudi stabdį. O ne tai, kad tu taip tiesiog važiuoji ir ta svirtis žemai ir netyčia čiutit prispaudęs ir gaunasi, kad tu ne visą laiką jauti per storus ir didelius batus, kad truputėlį spaudytų tą stabdį. Toliau bėgių perjungimo svirtis. Man patinka tokia neutrali pozicija, tai jinai ir vis tiek tu ją jungi ir į viršų, ir ją pačią, tai tokia turėtų būti ganėtinai per vidurį. Atsisėdus realiai, iš esmės lygiai su pedelės viršum. Kad tu tą koją galėtum ir iš apačios pakišti, ir ant viršaus uždėti. Daugiau pats vairas. Pats vairas tai aišku yra būtent svarbus šitas kampas, kur jūsų rankos su atžvilgiu su šito kampu. Tai tas pats tas trikampis yra labai svarbus. Dabar pas man yra pastatytas tas vairo išlinkimas, jeigu gerai matosi, tai tolygiai su priekiniam šakėm
ir tai yra neutrali pozicija. Čia toks gaunasi kaip automobilyje kasterio kampas, kai tu suki realiai vairą ir tas ratas čiut išvirsta. Tai jeigu šitos rankenos yra toliau link vairuotojo, aišku, tas kampas gaunasi didesnis ir tokiu atveju gaunasi daugiau stabilumo laikant vairą ir greituose sekcijose jis automatiškai geriau valdomas. Jeigu šitas rankenėlės, tas vairo išlinkimas eina daugiau į priekį, tada jau tas stabilumas mažėja, bet didėja staigumas pasukimo. Ir jeigu lėtose sekcijose, tai yra privalumas. Bet tas stabilumas jau ganėtinai dingsta, nes per svertą tu mažini žymiai. Sverto kampą ir tu prarandi tą vadinamą stabilumą. Toliau rankenėlės pačios. Čia turėtų būti kaip ir visiems aišku, kad realiai tu dėdamas ranką nuo peties turėtum be jokių problemų paimti už pačios rankenėlės, kad nereikėtų tau padėti ranką nuo peties taip kišti ir dar paskui pirštus lenkti į viršų arba lenkti riešą į apačią. Tas pats su sankabos, aš naudoju tą su 2 pirštais ir stabdį ir pačią sankabą spaudžiu su 2, nors ganėtinai čia sunkiai spaudžiasi, bet kažkaip gaunasi. Reikia sportuoti ant rankų. Daugiau iš to pačio reguliavimo, čia toksai būtų basic visas tas principas, kas daugiau to viso reikalo gilintis norėtų, tai aišku yra pats motociklo aukštis, tai jisai aišku reguliuojasi su spiruoklė galinė. Čia yra toks pasukamas ratelis po šitą motociklą, nežinau kaip pas kitus, bet jį suki į vieną pusę, jisai keliasi, į kitą pusę leidžiasi. Tai man patinka labai, kai realiai pusę pėdos seki ir sėdi ganėtinai aukštai. Nežinau, man užtenka kol kas, o kai bus, neaišku, dar pažiūrėsim. Aišku, toliau važiuoti yra patogiau gal sėdėti aukštesniai pozicijai, bet jeigu kažkur lekiant į mišką, tai aišku, žemiau sėdint, iš esmės tu kažkur tai paslydęs gali koją dar kišti ir ganėtinai patogiau būtų, jeigu tu pilną pėdą siektum. Bet, čia sakau, kiekvieno yra skirtingi poreikiai ir skirtingi naudojimo būdai ir skirtingi užtat ir reguliavimai. Tai va, daugiau iš tokių esminių dalykų, tai kaip ir turbūt būtų viskas. Bet realiai tai labai svarbu yra. Labai svarbu yra, sakau, man tai labai svarbu yra pedelės. Aš jau čia jas pažeminęs 3 cm žemyn gaunasi ir truputį atgal. Tai man kaip nemaža ta koja, tai norėtųsi gal čiučiut dar atgal, kokį centimetrą. Arba tada platesnę tą pedelę pirkti. Nežinau, dar pažiūrėsiu. Tai va, tai iš tokių, čia, kaip ir sakiau, čia yra toks visai, kur kiekvienas namuose gali prisėsti,
pasėdėti, pavažiuoti, pasireguliuoti ar pasimti su savim ten minimalų kažkokį tais raktelių komplektą ir viską pasireguliuoti, pavažiavus kažkiek tai ten kilometrų iš karto jaučiasi, ar tau patogu ar nepatogu. Dar vienas momentas, bent jau ba šitą motociklą, tai yra tas vairo braketas, šitas va laikiklis. Tai jisai, jeigu iš šono tai pažiūrėsim, tai jisai nestovi šitas vairas centre. Tai automatiškai, jeigu jį apsukus, tai bus tas pats vairas žymiai į priekį tolin, jeigu didesniam žmogui, jeigu mažesniam apsuki jį ir gaunasi, kad jisai gal kokių 10 mm yra daugiau į vairuotoją. Tai va, tai tokios smulkmenėlės visokios, jos sudaro labai didelį privalumą, kai viskas yra teisingai pagal žmogų sureguliuota ir saugumas nuo to padidėja, nes tu kontroliuoji visą motociklą žymiai saugiau ir jauti, ką jisai daro, galima tai prognozuoti važiuojant, o kita šito reguliavimo dalis yra, tai kaip su tokiais motociklais, tai yra ilgos kelionės. Tai automatiškai ilgose kelionėse važiuojant su nepatogiai kažkur, tai jeigu tik tais čiučiut motociklo tas vairas stovi kažkokiu netokiu kampu ir jums tiesiog riešas užsilaužia ir, nežinau, po ten 100 kilų pradės jį skaudėti ir tas skausmas jisai tikrai nedings, nes priežastis yra tame, kad jūs neteisingai sėdit ant to motociklo ir neteisingai sėdit tą laikot vairą. Tai tas laikymas vairo jis turėtų būti toks kaip kumštį suspaudi, dedi ir visi smūgiai ar visi vairavimo elementai turi vykti iš tokios rankos pozicijos. O ne kažkaip tais va taip paėmus, ar dar blogiau va tai va. Tai čia iš karto nusilauši kažkada riešą, čiučiut stuktelė su priekiniu ratu kur nors į bortą ir tiek žinių bus. Tai gal sakyčiau panašiai, tiek tos visokių žinių ir yra. Nėra čia kažkoks raketų mokslas, tiesiog reikia žinoti, kaip tai padaryti. Iš esmės, tai, jeigu angliškai, tai yra šimtai turbūt video YouTube, kaip yra visa reguliuojama ergonomika, kaip turi stovėti. Jeigu kažkas nejaučia, kaip tas turi būti gerai padarytas, ten yra ir tas kampas kažkoks užduotas, bet iš esmės tai turi būti pagal pojūtį, nes, kas iš to, kad jums pasakys, aš pasakysiu, kad šita rankenėlė turi būti ten 20 laipsnių žemyn nuo vertikalios vairo padėties. Bet kas iš to, kad tiesiog jums bus nepatogu. Tai kiekvienas turi pavažiavęs nuspręsti, ar tai yra patogu ar ne. Galbūt ten ir tas kampas jau bus nebe toks, koks yra nurodytas, bet jums tiesiog bus patogu. Tai tiek čia to ir mokslo. Tiesiog reikia truputį labiau įsigilinti, pastudijuoti ir susireguliuoti motociklą pagal save. Tai čia yra, aš manau, kad kiekvienas motociklas, bent jau kiek žinau iš praktikos, kaip jisai sukonstruotas, tai šitie dalykai tikrai darosi pas kiekvieną motociklą. Tai jeigu paėmus stabdžių svirtį, tai stabdžių svirtis reguliuojasi su šito varžtu. Tiesiog jį atleidus, šitą varžtą sukant į vieną pusę arba į kitą, jinai per svirtį arba žemėja, arba kyla į viršų. Tas pats yra ir su bėgių perjungimu. Tai atveržus šitas dvi kontravimo veržlės, sukinėjant šitą traukutę, jinai arba trumpėja, arba ilgėja. Tai automatiškai ta kojelė jinai arba kyla, arba leidžiasi žemyn. Su šitais truputėlį yra problematiškiau, nes
jų taip reguliuojamų, jie labai brangus yra, arba kai kurie motociklam gal iš viso nėra, bet šiaip jų šitų laikiklių tai tikrai yra pirkti, nebent pas jūs yra labiau ekskliuzyvinis motociklas. O su vairo, kas yra, tai tikrai pas visus vairai priveršti lygiai taip pat, priverstos ir šitos pačios rankenėlės lygiai taip pat. Ai, tiesa, labai gerą patarimą iš vieno enduro lenktynininko girdėjau, tai ir motokrosininkai turbūt pasakys šitą dalyką, tai neužsiverškit mirtinai šitų rankenėlių varžtų, kurie leidžia arba neleidžia sukinėtis tai pačiai rankenėlį, nes pas mane yra jos neužverstos. Va. Ar žinot kam? Realiai, jeigu tu kažkur nukrisi ir stuktelsi su ta rankenėlė, tai tiesiog kai neužversta, tai jinai tiesiog nusisuks ir viskas. O jeigu bus užversta, tai nulaužiai šitą rankenėlę ir pilna reikalų. Tas pats ir su stabdžiu svirtim. Tai stabdžiai dar yra galiniai, bet jeigu sankabos nulauši, tai jau niekur nebevažiuosi. O jeigu kažkokia ilgoj kelionėje, tai problema. Tai jas tokias, nepalaidos visai turi būti, bet jeigu trenkiant smūgį, kad jinai tiesiog pasisuktų. Tai jų nereikia pilnai užveršti, arba dar mačiau kiti vynioja, čia yra ta tokia plastikinė izoliacija, laidų tiesiog paprastai, tai čia pavynioja ir ją priveržus, šita apkaba, jinai per tą izoliaciją neduoda pilnai užsiveršti ir tokį kaip slidimą gauna. Tai bet vis tiek, iš esmės, nereikia labai ten stipriai užveršti, tiesiog čiučiut priveršti, kad jinai gautų kažkokį tiek, jeigu jau juda, nėra blogai. Ta gal biškį pas mane per silpnai priveršta. Šita gerai. Tai čia paeksperimentuokit, manau, kad turi gautis, nėra čia kažkoks, raketų mokslas, elementarūs paprasti dalykai. O šiaip ką daugiau, tai toks tas visas reguliavimas. Tai šitas dalykas realiai čia labai daug duoda pačiam jausmui, motociklo pajautimui ar ilgom kelionėm, greitam važiavimui. Tai manau, turit laiko dar pasidaryti. Tai aš manau, kad šitą dalyką gali kiekvienas padaryti, o jeigu negali, tai skambinat mum į enduroservices.lt ir pabandysim padaryti, ko gal kiti žmonės patys negali pasidaryti. Na tai ką, tai tiek čia tų bendrų tokių žinių. Manau, kad šitą dalyką gali kiekvienas pasidaryti pats. Tai čia tikrai nėra labai sudėtinga. Ir aš manau, kad kiekvienas motociklo vairuotojas privalo pasidaryti šitą pats, nes kitaip, nežinau, aš neįsivaizduoju, kaip galima važiuoti. Galima, aišku, važiuoti, jeigu pasiskolinai iš draugo motociklą pavažiuoti ten 5 km, tai aišku, tu nepulsi ten visko reguliuoti, bet savo motociklą, kas jau važinėja, tai manau, kad privalo susireguliuoti pagal savo visą kūno sudėjimą ir patogumą. Jau bandysim, dabar ką išreguliavau, tai reikia susireguliuoti pačiam, kol į gatvę nevažiuoju.
gerai. Čia realiai daug kas galiu pasakyti, kaip reguliuoja, tai dažniausiai reguliuoja taip, kad veidrodėliai tolygiai stovėtų šitas kojelis. Nes dabar taip pat, jeigu patogiai susireguliavau, tai jos netolygiai stovi. Bet čia veidrodėlius tai mažiausiai reikia kreipti dėmesio. Atsipalaidavęs. Tai va, tai realiai mano motociklas sureguliuotas, jūs turite susireguliuoti irgi patys. Ir mano misija jums priminti apie tai, arba kas nežino, tai pranešti apie tai, kad gali tai padaryti, čia nėra sudėtinga. Ir manau, kad šiam kartui tiek, susitiksim ateinančiuose video ir palaikinkit, pasubscribinkit, tai yra kažkoks vis tiek įvertinimas už pastangas. Ir iki kito karto. Ate.